Netaip seniai buvusi pandemija parodė, kad be santaupų pagalvės liko pusė žmonių. Ar per tuos 4 metus dabar mes kažką išmokome, pasimokėme ir ar dabar tą finansinę pagalvę iš tikrųjų turi visi? Galų gale, kokio minkštumo ta pagalvė yra ir kokio minkštumo ji turėtų būti. Kalbame su Swedbanko finansų instituto vadove Jūratė Cvilikienė. Jūratė, būtina pusmečio pagalvę turėti, nes mes kalbėjome, kad 6 mėnesiai yra ilgas laiko tarpas. Ar daug gyvenime nutinka tokių situacijų, kad tu pusę metų niekur nesumąstysi, iš kur gauti tų pajamų? Ar tikrai nėra tai greitesnis procesas? Na, čia tokiam pirmūnam, galbūt, kurie norėtų gyventi pagal vadovėlį. Čia toks vadovėlis, teorinis, galbūt pasakymas yra, kad 3-6 mėnesių pagalvė tam, kad mes galėtume tiesiog ramiau jaustis ar kažkokiam nenumatytam įvykiui atsitikus, nežinau, operacija, kokia labai mūsų stabdytų ar ne ir negalėtume. Aišku, gerai būtų turėti tokią pagalvę, tačiau kita vertus visai nesenai matėme infliacijos didžiulį šuolį, kuomet laikomi pinigai nuvertėjo, ar ne? Ir tikrai ar verta visus juos laikyti, tuomet padėjus kažkur saugiai, ar dalį jų galima investuoti, čia jau būtų kitas klausimas. Tai, sakyčiau, pirmūnui, kuris labai jau norėtų teisingai gyventi, galima turėti, bet 3 mėnesių išlaidų, būtinųjų išlaidų. Pagalvė yra būtina. Kiek pagal statistiką turi tokią pagalvę? Nes mes kalbėjome, kad per pandemiją pusė žmonių pasirodo neturi jokios pagalvės. O kaip yra dabar? Pasikeitė kas nors? Situacija yra tikrai paradoksali, nes iš tiesų, jeigu mes imtume atgal, nežinau, 4-5 metus, mes turime krizę po krizės, sukrėtimą po sukrėtimo, ar ne? Pandemija, karas, infliacija, iš tiesų didelių tokių turbulencijų metu gyvename ir finansinių lygiai taip pat, tačiau karantino metu didžioji dalis žmonių sutaupė ir santaupos Lietuvoje apskritai padidėjo laikomos bankuose, ta suma padidėjo. Tai nereiškia, kad jį pasiskirstė labai vienodai, nes vieniems pavyko dirbti nuotoliu ir tiesiog dėl to, kad jie neturėjo galimybės keliauti ar vaikščioti į restoranus, jiems pavyko sutaupyti, kitiems negalima buvo dirbti nuotoliu ir teko eiti į prastovas, tai galbūt teko ir tą santaupų jau ir pagalvės pajudinti krepšelį. Bet apskritai kalbant, tai tikrai tai nesuvalgė santaupų ir jos po truputėlį nuosekliai auga, nes auga atlyginimai Lietuvoje. Labai pyksta dažnai žmonės, kuriais aš kalbu, kai aš sakau, kad gyvenimas Lietuvoje gerėja, bet jeigu mes žiūrėtume statistiškai, jis tikrai gerėja. Tai nereiškia, kad gerėja visiems, mes tikrai turime labai skirtingų situacijų. Ir tai nereiškia, kad visi turi tą pagalbę. Tai vis tik Lietuvoje maždaug pusė gyventojų galėtų pasakyti, kad aš esu saugus ir turiu finansinį rezervą. Kiti pusė gal turi mėnesio, gal turi 2, galbūt turi kažkokį draudimą, kurio vis tiek panaudos ar ne, gal tai nėra finansinės lėšos. Tačiau čia yra dar kur pasistengti. Jūs sakėt, kad galbūt 6 mėnesiai nėra būtinas tas rezervas, gal čia daugiau teoriškai, gal praktiškai pakanka tų 3 mėnesių, jeigu aš gerai supratau. Ar tai reiškia, kad finansiniai pagalvė turi viršutinę ribą? Kitaip tariant, jeigu jau sukaupai tuos 6 mėnesius, viskas, nebekaup daugiau, nes niekas čia tau nesikaupia, infliacija suvalgo tai, ką tu kaupi. Taip, ir apskritai seniau mes dažnai yra įvairių modelių, įvairių pasiūlymų, kaip galima tvarkyti savo finansus. Ir, sakyčiau, prieš 5 metus ar dar anksčiau dažnai piramidės tokių principų būdavo siūloma tvarkyti savo pinigus būtinieji poreikiai, saugumo pagalvę, tada aš pradedu galvoti apie ateitį, tada įdarbinu laisvas lėšas ir net tarsi tokių laiko perspektyvoje. Dabar vis dažniau man tenka išgirsti, kad jeigu aš eisiu tokiu keliu, tai labai ilgai užtruks man pradėti galvoti apie ateitį. Ir ne kol aš pasirūpinsiu kažkokiais savo esminiais saugumo dalykais, kol aš sukaupsiu saugumo pagalbę, kol aš pradėsiu kaupti ilgesniam laikotarpiu, kad aš pradėsiu investuoti, man gali tiesiog pritrūkti laiko, kad mano tos investicijos uždirbtų pinigų arba ar nesusikauptų pensijai reikalingas fondas. Tai dabar tikrai ir man visai patinka ta tokia lankstumo daugiau pasiūlymas ar teorija. Aš turiu 3 mėnesių rezervą, aš galiu pradėti po truputėlį investuoti, kad ir labai nedidelėmis sumomis, bet kuo ilgesnį laiką aš tai darysiu, tuo tikėtina aš didesnę grąžą gausiu. Todėl aš sakyčiau, kad taip, galima bandyti atidėti tos pinigus ir vėl mes galėsime juos juk susigrąžinti, galbūt negeriausių įmanomų ten uždarbio momentu, bet tie pinigai dažniausiai investuojami vis tiek, juos aš galiu parduoti tos fondus vienetus ir susigrąžinti, jeigu jau būtinai man jų prireiktų.
kokių yra įrankių ir priemonių, kaip geriausiai, kur geriausiai kaupti ir kaip geriausiai laikyti? Turbūt ne kojinė reikėtų laikyti tą savo finansinį rezervą. Kad yra nedaug žmonių, kurie laiko ir laikydavo, nors iš tiesų grinųjų pinigų nemažai dar yra Lietuvoje. Ir net girdėjau, Lietuvos bankas sakė, kad dar ir tų neiškeistų litų yra nemenkas kiekis, kuris taip ir neatvyko išsikeisti į eurus, tai tikėtina kažkur ir guli sodybose ar kojinėse užmirštas. Tai kas yra labai svarbu saugumo pagalviai, tai kad tie pinigai būtų lengvai paimami, tai yra likvidus ir kad jie būtų saugus. Tai yra vis tiek būtų gerai juos laikyti atskiroje sąskaitoje, galbūt indėlyje jie yra drausti, mokamos yra palūkanos, indėlį nutraukti galima labai greitai, bet vis tiek tai turėtų būti toks pasiekiamas ranka instrumentas, kuris man padėtų esant nenumatytai situacijai. Dažnai žmonės sako, gyvenu nuo algos iki algos ir apie kokias pagalves mes čia kalbam. Ar kas šioje situacijoje yra blogai? Kas kaltas, jeigu galime tai pasakyti? Ar tikrai neįmanoma surasti tų būdų, ar vis tik tai čia ta finansinė sveikata kažkur sušlubavus? Mane labai išmuša iš vėžių šitoks pasakymas, dėl vieno paprasto dalyko, dėl to, kad mes galime pasižiūrėti į vyresnius žmonės. Jie dažnai pensinio amžiaus žmonės gauna labai mažas pajamas. Ir dar anūkam duoda. Bet taip jiems pavyksta sukaupti, kad per daug kartais, ar ne, ir atrodo, norėtųsi pasakyti, pasidžiaug pats gyvenimu ir ne tiem anūkam, ir ne į tą finansinį rezervą, bet tai yra įgūdis, tai yra įprotis pasirūpinti savimi. Ir jis daro stebuklus, nes daroma yra nuolatos, labai sistemingai, ar ne, ir tai mes tikrai kiekvienas, didžioji dauguma. Nenoriu kažko įžeisti. Yra žmonių, kurie negali ir tikrai jiems tenka galbūt ir skolintis ir jie negali padengti būtinų išlaidų, bet didžioji dauguma mes galime surasti tų pinigų. O kaip įsivertinti dėl draudimo? Koks tas draudimas yra reikalingas? Nes tikrai jų labai įvairių yra, jau nekalbant apie gyvybę ir sveikatą ir visus tuos dalykus, bet ir pajamas, ir paskolas, ir ką ten tik nori gali apsidrausti. Svarbiausi dalykai, kurie yra įmanomi apsidrausti, jeigu tai yra didelė būsto paskola ir, sakykime, mes esame dviese, 2 mokėtojai, labai didelė problema būtų netekus vieno iš būsto įmokų mokėtojų. Tai tikrai tas draudimas, kuris, nežinau, nutikus nelaimiai padengtų dalį įmokų, tai labai yra pasirūpinimas vis tiek savo turbūt antrąją pusę ir savo šeimą. Tai yra labai svarbu. Civiliniai draudimai, užpilimo kažkokie ar ne, sugadinimo turto, tai gali kainuoti įspūdingas sumas, kurių mes saugumo pagalvėje turbūt labai ilgai kaupdami nesukaupsime. Tai Jūrate, gyvenimas gerėja, pajamos auga, viskas tarsi juda, nežinau kokiais greičiais, bet juda į priekį. O kaip mes prieš keliarius metus tik pusė žmonių turėjo tą finansinę pagalbę, taip ir dabar pusė žmonių turi finansinę pagalbę. Kodėl? Turbūt dar mažais žingsniais, bet einame link Skandinavų, link vakarų Europos šalių, kuomet turėti galimybę pasirūpinti savimi pačiam yra tikrai brandos klausimas. Ir aš manau, kad mes po truputėlį ateisime į tą irgi lygį. Ir nebebus klausimo, aš nežinau, kai mes einame gulti, mes neturime klausimo reikalinga pagalbė. Turbūt visi miegame su pagalbė. Tai aš labai tikiu, kad tokio klausimo nebekelsime ir ją turėsime ir ją pasinaudosime reikalų esant. Finansiniai pagalbai nebūtinai turi būti grynieji pinigai banko sąskaitoje, tai gali būti investicijų pavidalu. Gali būti, bet vėl, kaip minėjau, mums svarbu greitai pasinaudoti šito dalyku. Tai sodyba Molėtuose, kurią paliko mums močiutė ir kurios nesutvarkyti dokumentai, tai gali būti pagalbė, bet reikėtų pagalvoti, kiek laiko mums reikės, kol mes galėsime galbūt ją parduoti, sutvarkyti dokumentus ir visą kitą. Tai yra rezervas, bet galbūt nėra tas rezervas, kurio mums reikėtų. Tai būtų, tikrai turėtų būti greitai prieinami pinigai ir aišku, geriau tokie negu jokių, bet pasiruošus reikėtų pasinaudoti jais greitai. Ačiū Jūrate už pokalbį ir už patarimus. Kaip sakoma, galime taupyti juodai dienai, galime taupyti šviesiam rytojui, bet sutaupyti kažką privalome, kad jaustumėmės paprasčiausiai ramiau. Ir tikėkime, kad tų pinigų greitai pasinaudoti staigiose kažkokiose baisiose situacijose neprireiks, bet vis tiek juos turint, jausimės ramiau. Evaldai, grįžtam
prie šito mūsų šeimos biudžeto, iš karto tokia... Baisiau, iš karto reikia rimto. Tokia mąstytojo poza yra. Reikia pradėti skaičiuoti. Bet mes, man atrodo, padarėm labai gerą pradinį darbą, mes suskaičiavom pajamas visų šeimos, mes suskaičiavom išlaidas, pamatėm, kad visai gerai jums čia dar lieka ir yra vietos tolimesniam pokalbiui. Apie ką mes nekalbėjom? Praėjusį kartą mes nekalbėjome apie saugumo pagalvę, kuri yra labai svarbi ir tu sakai, kad nuo vaikystės tau pavyko kažkaip ją kaupti, išsiugdyti tokį įprotį, visą laiką turėti mėnesių, 2-3 mėnesių rezervą. Bet man yra vienas klausimas, ar tu ją turi dabar ir ar didysis tavo šventinis biudžetas laimingos santokos registravimo nepanaikino dalies tavo saugumo pagalbos? Aš turėjau ją, turiu dar šiek tiek. Aha, kiek mėnesių išlaidų didumo jinai yra? Jinai visai tokia patogi ta pagalbė, sakyčiau. Patogi. Minkšta. Kažkur, sakykime, gal pusės metų. Pusės metų. Pusės metų tokia pagalvė. Čia jau yra tokių tikrai perfekcionistų vadovėlinio pavyzdžio. Nu, aš tą A raidytę stengiuosi pusės metų. Bet aišku, planavom šventę ir mes, kai planavom šventę, mes kaip ir visi tikriausiai jaunavedžiai sakėm, darysim paprastai, nebrangiai. Savų rate, viskas tvarkoja ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad kai darai savų rate, pigiau viskas kainuoja. Bet tada atsimuši į vestuvių rinką ir supranti, kad nepriklausomai ar savi ar nesavi draugai vestuvėse, kaina visko padidėja bent 3-4 kartus. Nuo to, ką tu planavai? Nuo to, ką planavai ir nuo šiaip, ką tu įsivaizdavai. Maistas, salė ar dar kažkokios kitos paslaugos, kažkodėl vestuvių rinkoje yra 3-4 padidinta kaip nieko. Jūs planavot, kaupėt vestuvėm, kiek laiko ruošėtės? Mes nekaupėm vestuvėm, aš žinau, kad turiu aš tą savo pagalbę ir turiu santaupų. Ir aš įsivaizdavau, kad man jų užteks. Aišku, kaip geras lietuvis, aš primečiau, kad dar kažkiek man atneš dovanų ir kažkiek atsipirks. Ačiū Dievui, servizų atsisakėm kaip dovanų ir dabar vokeliai yra mada. Tai aš kažkaip dar primečiau, kad ne taip baisu, kad dar atsipirks kažkiek. Tai atsipirko, ne? Ne, neatsipirko. Atsipirko, neatsipirko ir nuo pirminio biudžeto, sakyčiau, viršėm dvigubai. Beveik dvigubai viršėm, nes, sakau, neįsivaizdavom kainų ir plius minus spaudėmės ir tada, kai pradeda krautis, natūralu, nežinau, jeigu būtum organizavęs 10 vestuvių, žinotum, kad dasideda tų mažų išlaidų, kurios pabaigoje tampa tūkstančiais. Taip. Kitą kartą, aišku, jau ne tau, bet kitiems, kurie žino, gal savo vestuvės gal pigiau padarys. Atnaujinsite įžadus, kokius kaip yra madinga, tai visai verta irgi turbūt vestuvių biudžetą pasidaryti, ar ne? Bet, sakei, teko galbūt ir nuo saugumo pagalvės kažkiek nuimti, ar ne? Tai ją reikia atstatyti? Ją reikia atstatyti dabar, atgal prikimšti plunksnų į saugumo pagalbę. Kiek plunksnų 1000 kilogramų reikia įkišti, kad tu vėl gerai jaustumės? Mes truputėlį dabar kalbam jau apie ateitį, ar ne? Apie tos kažkokius tikslus artimiausiam laikotarpiu, kuriuos jūs turite. Tai atstatyti saugumo pagalbę visada yra pirmas žingsnis. Tam, kad, sakai, atsistoti ant savo kojų, ar ne, čia jau mes... Nes dabar taip realiai stovi biškiai ant vienos kojos ir kas žino, kas yra stovės ant vienos kojos, nėra patogu ilgai. Su viena pagalbė. Dabar jums reikia dviejų. Taip. Ir karštą mėgoti vienas šalia kito. Taip. Tai, sakyčiau, gal tos saugumo pagalbės gal 40% kokių reikėtų atgal prikimšti plunksnų, kas buvo. O jeigu mes kalbam apie tikslus, kiek tai galėtų būti eurų? Sakykim, eurais 3000 eurų mums reikia atstatyti saugumo pagalbę, kad jinai vėl būtų komfortabili. Bet kalbant apie kokius artimiausius 3, 4, 5 metus, kokie dar yra tokie didieji tikslai? Dabar kaip ir priklauso, aišku, jaunai šeimai reikia visgi būsto, nors ir kaip ir turim. Bet tai tu sakai, kad tai nebūtinai yra visam laikotarpiu, nori turėti savo būstą. Čia, nes dabar priklauso, ar nesusipyksim su tėvais. O nori turėti saugumą šansą susipykimui. Tai jeigu rimtai kalbant, tai aišku svajojam apie savo būstą, apie kažkokią tai fainą vietą ir mum, kaip abiem iš gamtos ir iš kaimo kilusiam žmonėm, noris visus pinigus uždirbti čia, išnaudoti miestą ir tada persikelt kažkur arčiau gamtos. Tai labai svajojam apie sodybėlę, kažkur tais ne per daug toli nuo Vilniaus, bet kad būtų sodybėlė. Žmona nori su sena troba, kurią galės restauruoti, o aš noriu, kad būtinai būtų ežeras su lieptu.
iki tol dar, kaip mes pradžiai apžvelgiam, yra tas probleminis automobilis, kurį norėtas atsinaujinti, pakeisti, nes iki tos sodybos reikės pavažiuoti, nusivežti ir lentų, ir dažų, ir viską. Atsistatom pagalbę, galvom apie automobilį, kuris būtų geresnis. Kiek maždaug mums reikia automobiliui? Nu, aš lietuvišką svajonę turiu, pilką Passatą. Tai, sakykime... Tai pilkam Passatui aš manau, kad man užtektų kokių 15 000 eurų. Mes turim 3 000 atstatyti pagalviai, 15 000 Passatui. Sodybai turbūt reikės paskolos. Jo, aš va čia be didžiojo brolio banko pagalbos, man atrodo, kad neišsiversi. Sudėtinga, bet vis tiek pradinį įnašą reikės sumokėti. Ir kalbant apie namus, priklausomai aišku nuo jų vietos, nors ir tai pradinis įnašas gali būti nuo 20 iki 30%, ar ne? Kiek tai galėtų būti pradinis įnašas sodybai pagal tai, ką jūs ieškojot, žiūrėjot? Nu, labai sunku įvertinti, bet manau, kad galim imti tokią pradinio įnašo sumą, nuo kurios galima atsispirti gal 20 000 eurų. 20 000. Labai gerai. Mes turim 3 tikslus - atstatyti saugumo pagalvę, įsigyti Passatą pilką ir sodybai. Ir sodyba nepilka. Nepilka. 20 000, 15 000 ir 3, kiek tai yra? Tai yra 38 000. 38 000, kurių mums reikia. Gerai, tai pabandom paskaičiuoti, kaip 38 000, mes matom, kad yra biudžete likutis 935 eurai, kas leidžia papildomo ar ne, nu, jeigu mes nekaupiam, būtų gerai jau ir pensijai, kokiai turbūt sudaryti su papildomą. Dar palauks nuo pensijai. Nu, tai pilaitės būtų dar kitoje laidoje. Tai 38 000 galime, mes turim kalkuliatorių, ar ne? Taip. Per kiek laiko mes galėtume, kaip tu galvoji, jūs galėtumėte, per kiek laiko sukaupti šitą sumą? Priklausomai, ar noriu dar pagyventi, ar nenoriu pagyventi. O kaip yra? Aš esu impulsyvus žmogus ir labai tingiu laukti eilėse, tingiu laukti siuntų savo ir tingėčiau laukti tos sodybos gal ilgai. Tai dar įvertinus, kad visą laiką viskas brangsta. Taip. Tai nebent dar galima laukti nekilnojamo turto burbulo sprogimo, bet aš jau čia per kvailas, kad nuspėčiau ir rizikuočiau. Tai geriausia nelaukti tobulos progos, nes tobula proga, kaip sako, yra šiandien. Tai šiandien tokios sumos neturim, kiek čia ilgiausiai galime laukti? Aš sakyčiau, kad trumpiausiai kiek galim. Trumpiausiai. Sakyčiau, kokie 2 metai. 2 metai. Bet čia jau reikėtų man nebematyti žmonos ir namų. Ir reikėtų... Paskaičiuok. Jeigu per 2 metus iš 24 padalinam. Aha. Ir gaunasi 1583 eurai per mėnesį. Taip. Vieno žmogaus atlyginimas. Vieno žmogaus atlyginimas, bet mes dar turim likutį, ar ne? Tai truputėlį nuimtume, bet vis tiek įspūdinga tokia suma. Jo, dar reikia ištraukti iš kažkur 600-700 eurų. Žiūrim 3 metus gal. 3 metus? Ne, kiek čia mėnesių? 36 mėnesiukai. 36 mėnesių. O, šita visai... graži suma. 1055 eurai per mėnesį, likutis irgi beveik artimas 1000. Aš tikiuosi, kad po metų kitų gal tu dar grįši prie pamastymo apie ilgalaikį kaupimą išėjus į senatą, bet gal toj sodyboje nuomuosi paskui ten studentų. Jo, pastatysiu kokią nors mažą trobelę ir galėsi gyventi studentas. Kaip senais laikais į Pilaitę pasikviesdavo menininką kokią nors rezidencijai, tai aš gal pakviesiu studentą kur nors, Ignalinos rajono, jeigu jam patogu bus važinėti. Man atrodo, puikus planas dar vienam pokalbiui tavo šeimoje. Taip. Čia tokių pokalbių prisikaupė, kad, nežinau, aš galvoju, mes daugiau kalbėsim apie meilę po vestuvių, bet panašu, kad daugiau apie pinigus. Tai su meilė, kalbėkite apie pinigus. Iš tiesų, labai daug konfliktų šeimoje kyla, kai žmonės nesikalba apie pinigus, nes ateina su skirtingais supratimais, įsivaizdavimais ir kitais dalykais, bet apie pinigus kalbėti reikia ir aš tikiuosi, kad tai bus gera pradžia. Čia apie svajonės. Taip. Čia iš tikrųjų, čia nėra tie pinigai, kad tau reikia išleisti, nežinau, elektrai ir vandeniui. Tu čia dėl to, kai kurie žmonės ir gyvena, ir dirba. Aš bent jau, pavyzdžiui, gyvenu ne dėl to, kad, tarkim, užsidirbti, bet dirbu tik dėl to, kad galėčiau gyventi ten, kur noriu ir kaip noriu. Tai man atrodo, kad visai protinga yra turėti tikslą, dėl ko tu dirbi, nes kitaip arba tu gali nusidirbti iki negalėjimo, arba nedirbti, kiek reikia, nepakankamai dirbti ir tinginiau. Tai man atrodo, kad visai geras planelis. Ir kai dabar galvoju, kad 3 metai visai daug,
kažkaip greičiau bėga. Nežinau, aš dar nesu vyriausias žmogus, bet atrodo, kuo arčiau 30, tuo greičiau bėga. Palaukas jūs. Gerai, tai sėkmės, Evaldai, labai linkiu, galbūt po 3 metų aptarsim, kaip tau pavyko gyveninti savo svajonę. Gal mano sodybai, prieš aš likinės. Iki.